Sveiki, gerbėmėjai žiūrovai. Dar viena mano laida. Iškart noriu atsiprašyti, kad šioje laidoje, kaip ir daugelį kitų, bus daug reklaminių intarpų. Gal jau vieną ką tik gauti. Neskubėkite jų praleisti. Prašau, išklausykite informaciją, kurią bando pasiūlyti mano laidų rėmėjai. Taip. Visos tos reklamos tai yra tiesiogiai, reiškia, susiję su mano laidomis. Tie žmonės remia mano darbą. Ir, kaip ir žiūrite televizorių, taip ir mano kanalo laidas. Tiesiog išklausykite, jeigu jums įdomu. Jeigu neįdomu, žinoma, galite praleisti. Tokiu būdu jūs atsidėkojate man, tokiu būdu jūs padedate palaikyti sistemą. Malonaus žiūrėjimą. Dar viena mano kanalo laida. Šį kartą, jau antrą kartą norėsiu pakalbėti vėl apie alkoholį. Reikalas tame, kad po pirmo reportažo, po pirmos laidos gavau tiek daug šlykščių atsiliepimų, atrodo žmonės tiesiog nelabai suprato, apie ką aš šnekėjau, ką aš norėjau pasakyti. Gal ir laidos tos senesnės nebuvo tokios ryšlios ir tikslios kaip dabar, aš irgi taip sakant tobulėju, nesu gimęs žurnalistas, nesu baigęs žurnalistikos, taigi supraskite, šioje laidoje aš pabandysiu patikslinti informaciją, kurią aš norėjau pasakyti. Reikalas tame, kad aš nesiūlau būti visiškai prasigėrusiu, aš nesiūlau dėl alkoholio prarasti šeimą, aš nesiūlau dėl alkoholio prarasti sveikatą, aš nesiūlau dėl alkoholio neišeiti į darbą, aš nesiūlau dėl alkoholio mirti. Ne, aš siūlau gerti sveikai, nes yra moksliniai pastebėjimai, kad tie, kas geria, bet su protu, alkoholiu, turi sveikesnę širdį, gyvena ilgesnį gyvenimą. Tai būtų tokie du svarbus aspektai. Ir šiaip, kas geria, turi ganėtinai švarias arterijas taip pat. Aš dabar šioje laidoje pabandysiu jums viską tiksliai paaiškinti. Reiškia, gal esate girdėję apie prancūzišką paradoksą. Iš tikrųjų, čia buvo vieta, kur viskas prasidėjo. Prancūzai mėgsta maitintis nelabai sveikai, nors jau anksčiau buvo taip manoma, dabar taip po dideliu klaustuku. Sakyčiau, gal prancūzai visgi maitinasi kur kas geriau negu anglai, airiai, angliškai kalbančios reiškia šalis, nes reiškia, yra jau įrodyta, dabar jau yra įrodyta, kad riebus maistas yra kur kas sveikesnis negu saldus maistas. Čia saldumynai, čia cukrus viskuo kaltas, o ne riebalai. Bet ši tema yra plati, todėl nenoriu užsitęsti. Priklausomai dar kokie riebalai. Taigi alkoholis, reiškia, buvo tyrima, kodėl prancūzai yra sveikesni, maitinamasi prasčiau, nors jau anksčiau, kaip ir minėjau, buvo taip manoma, nei angliškai kalbančios šnekos. Iš tikrųjų, aš buvau Paryžiuje, žmonės kūdi, gražus, išties nuostabiai atrodo, tikrai atrodo labai sveikai, jaunatviški ir nuvykite į angliškai šnekančią šalis. Aš buvau Amerikoje, žmonės atrodo tiesiog baisiai. Anglijoje, ta prasme, anglai, airiai, Naujoji Zelandija, Australija, atsiprašau, visos angliškai kalbančios šnekos, visos angliškai kalbančios šalis, jų gyventojai atrodo nelabai sveikai, nelabai jaunatviškai, visi turi viršsvorį, aš negaliu pasakyti, kad visi, bet 75%, tai sutikite, kad tai yra daug. Ir tie, kurie neturi viršsvorio, dėja, jie atrodo dar blogiau negu tie, kurie turi, nes jeigu jūs nežinote, jūs galite atrodyti labai kūdas, lieknas, bet jeigu jūs maitinatės prastai, tai turbūt reikš, kad tie visi riebalai pas jūs yra viduje. Ta prasme, ten, kur yra širdis, ten, kur yra kepenys, nelabai geri reikaliukai. Tai va, reiškia, po visų tų pastebėjimų buvo ieškota, kur yra tas, reiškia, sveikatos eleksyras. Kaip prancūzas, maitindamasis nesveikai, gali pergyventi sveikai maitinantis amerikietį ar anglą, žinote. Ir buvo ieškota grinai, kame čia reikalas?
Na ir buvo rastas tas ginklas, prancūziško paradokso ginklas, tai buvo raudonas vynas. Jo. Raudoname vyne, ta prasme informacija pasitvirtino, nes raudoname vyne buvo rastas rezervatrolas. Ir šiaip rezervatrolo būtent raudoname vyne yra daugiausiai. Jūs galite, jeigu aš neklystu, per, reiškia, taurę raudono vyno gauti 2 mg rezervatrolo ir niekur jūs panašiai negausite. Pavyzdžiui, mėlynių reiktų suvalgyti ganėtinai daug. Netgi vynuogių jums tektų suvalgyti ganėtinai daug, kad gauti tos pačius 2 mg rezervatrolo. Bet reikalas tame, kad tai vis tiek yra siaubingai maža, reiškia, dalis, nes terapeutinę galią turi, įsivaizduokite, aš ką tik sakiau, 2 mg terapeutinę galią turi žmogų reiktų apie pusę gramų, tai 500 mg, tai kalba eina 250 kartų daugiau. Ta prasme, jums tektų išgerti 250 taurių vyno per parą, kad gauti terapeutinę rezervatrolo galią. Bet ta prasme, ir 2 mg gali kažką tai į jūsų organizme įjungti. Ir aš žinau tiksliai, ką tas rezervatrolas daro, jisai mimikuoja badavimą. Reiškia, jūsų organizmas suvokia rezervatrolą kaip badavimą. Badavimas yra labai sveika, jeigu jūs tai darote su protu. Pažiūrėkite mano laidą apie badavimą, jūs suprasite, apie ką aš kalbu. Tai va, reiškia, bet buvo dar taip pat, buvo tiesiog susidomėta alkoholiu, buvo tyrimai taip pat ir alus. Ar alus sveika, nes šiaip, ta prasme, maisto pramonė būtų labai sudominta, kad alus būtų sveika, bet tyrimai su alumi parodė, kad alus siaubingai nesveika. Taigi buvo nurašyta, reiškia, visas alkoholis nesveikas, išskyrus raudoną vyną. Raudoną vyną gerkite. Na ir baltas vynas buvo tipo per viduriuką, nes ten taip pat yra rezervatrolo, bet apie 10 kartų mažiau. Ok. Ir dabar reikalas tame, kad senesni duomenys, jie buvo labai netikslus. Žinote, kaip anksčiau tikrino žmonės. Surinkdavo tiesiog krūvą žmonių, kas geria, pavyzdžiui, jeigu apie alų šnekame, kas geria alų, žinote, ir kas negeria alaus. Ir, ta prasme, patikrinti. Pavyzdžiui, arba kas geria alų ir kas geria raudoną vyną. Reikalas tame, kad jeigu žmogus geria alų, jisai bus labiau linkęs rūkyti, jisai daugiau bus linkęs persivalgyti, kadangi alus didina apetitą. Jeigu jūs nežinote, tenais yra gliutenas ir gliutenas mūsų organizmą tiesiog jūs darotės labai alkanas. Aš pats save žinau, jeigu aš išgersiu buteliuką alaus, man reikia kažką užkasti. Tai yra garantuota. Ir kaip taisyklė, jeigu suvalgysite duonos, tai reikės dar kažko tai. Nes kažko tai saldaus užsinorės labai ir kažko tokias vyc, žinote. Taip jau yra, gliutenas taip veikia, gliutenas jūs daro alkanus. Tai va, ir buvo, reiškia, koreguoti duomenys, surinko žmonės, kurie geria alų su saiku, kurie geria, sakykime, 1,5 litro buteliuką alaus arba mažiau per parą, bet nedaugiau. Ir buvo tiesiog didžiulis nustebimas, pasirodo alus irgi sveika, kaip tai gali būti. Ogi, jeigu alų žmogus geria su protu, jisai gyvena taip pat ilgiau ir jis taip pat turi sveikesnę širdį. Tai gal čia ne raudoname vyne reikalas, gal alkoholė. Buvo patikrinti praktiškai visas alkoholis, koks tai gali būti. Ta prasme, pagrindiniai. Ir duomenys yra labai tikslus. Pilni abstinentai, žmonės, kurie visiškai negeria. Ir ta prasme, žinoma, renkami dabar žmonės, reiškia, mokslininkai atsižvelgia iš anksto į tai, kad ar žmogus negeria dėl ligos, ar jisai negeria dėl įsitikinimų. Sakykime, jis įsitikinęs, kad alkoholis yra nesveika, kaip ir turbūt dauguma žmonių, kurie taip negražiai rašo, kad aš esu durnius ir panašiai. Išklausykite šią laidą. Tai va, reiškia, pasirodo, kad alkoholis yra sveika. Bet,
tik tuo atveju, jeigu jūs gerite su protu. Jeigu jūs gerite be proto, kaip ir su tuo alumi, jeigu jūs persivalgote, jeigu jūs gerite daug alaus, kaip ir minėjau, jeigu neatsižvelgti, kiek to alaus geriama, tai duomenys bus ne patys geriausi. Tai va, reiškia, geriausia yra būti per tą centriuką, gerti su protu, kiek jums reikia. Nedidelė dozė, sakykime, kažkur tai taurė vyno per parą arba pusę litro alaus ar 0,3 buteliuko alaus arba tiesiog 50 kažko stipresnio ar 33 kažko stipresnio. Žiūrėkite pagal save, bet aš nesiūlau šio varianto, nes aš manau, kad jeigu jūs gersite kiekvieną dieną, jūs nusodinsite savo kepenis, nes kepenims reikia duoti išsivalyti. Todėl aš siūlau turėti savaitgalį, sakykime, kai jūs susitinkate su draugais, o gal tiesiog einate į restoraną ar dar kažką. Išgerkite daugiau, išgerkite pusę butelio vyno, kaip ir minėjau, raudonas vynas tikrai labai patartinas dėl to paties rezervatrolo. Galite ir baltą vyną, žinoma, nepatarčiau, reiškia, užcukrintų gėrimų kaip sidras ir nepatarčiau šampano ir, ta prasme, putojančio vyno, bet kur yra nemažai įdėta cukraus. Kur kas geresni gėrimai yra natūralūs. Tik tai turėkite omeny, kad, reiškia, viskyje bus gliutenas ir aluje bus gliutenas. Ir šiaip aš mėgstu alų, bet kiekvieną kartą, kai aš išgeriu alų, aš jaučiuosi depresingas. Ir dėl to man teko atsisakyti pilnai alaus. Aš esu bandęs dešimtis kartų. Ir kiekvieną kartą, kai aš išgeriu alaus, pas mane momentali tokia depresinga nuotaika. Ir aš nenoriu depresingos nuotaikos. Aš noriu jaustis pilnai gerai. Tai va, gerkite su saiku. Ir tas saikas irgi čia yra po klaustuku. Nes, sakykime, aš atsimenu save, kai aš pradėjau gerti. Aš pradėjau šiek tiek vėliau gerti, nes dėl tam tikrų priežasčių ir man užtekdavo, žinote, degtinės 50, aš valiodavau po stalu, tai aišku gėda taip sakyti, bet pas mane tiesiog atsijungdavo smegenis. Mano vakaras baigdavos. Mažai aš tada išmaniau apie alkoholį ir iš tikrųjų alkoholį, pavyzdžiui, degtinė man netinka, aš negaliu gerti degtinės, mane jinai paralyžuoja, aš po to prastai jaučiuosi ir man labai greitai tikrai atsijungia smegenys. Aš kuo puikiausiai galiu gerti alų, kuo puikiausiai galiu gerti viskį, bet šie du gėrimai atima iš manęs energiją ir jie daro mane depresingą. O geriausiai man tinka konjakas, brendis, raudonas vynas. Balto vyno aš tiesiog nekeičiu raudoną, nes aš žinau, kad raudoname yra rezervatrolas ir aš norisi to dalyko gauti. Tai va, ir reiškia, čia nebūtinai, kad jums lygiai tas pats. Aš žinau žmonių, kurie nemėgsta ir negali tiesiog gerti spalvotų gėrimų, kaip konjakas, brendis arba viskis. Man jie kuo puikiausiai tinka, kaip minėjau, išskyrus viskį. Konjakas daromas iš vynuogių, brendis daromas iš vaisių. Man būtent tas spiritas gaminamas, reiškia, iš tokių natūralių produktų tikrai nuostabiai tinka mano organizmui. Netgi aš žinau, ir aš esu tikrinęsis, kad aš turiu nuostabių, reiškia, dalykėlį. Mano organizmas virškina alkoholį. Ir taip nebuvo visada. Patikėkite, taip nebuvo visada. Aš manau, kad organizmas su laiku, kas atsitinka, jisai adaptuojas. Jeigu jūs daug gerite alkoholio, jis vėliau ar anksčiau pradės naudoti tai kaip energiją. Ir kas atsitinka su žmonėmis, kai jie geria, jie jaučiasi puikiai. Tas atsitinka ir su manimi. Kai, pavyzdžiui, aš išgeriu gero konjako prancūziško, sakykime, Hennessy, arba Remy Martin, arba Courvoisier, aš tiesiog jaučiuosi nuostabai. Aš jaučiuosi labai gerai, aš jaučiu energiją, mano smegenys veikia geriau. Ir tam yra paaiškinimas. Mano organizmas, jūs nepatikėsite, mano organizmas, kai aš geriu alkoholį, gerą alkoholį, gamina ketonus. Gamina ketonus arba naudoja tą alkoholį kaip energiją.
Dabar jūs galite pagalvoti, Martynai, ar tu neįsikrausti iš proto ketonus, taigi čia kaip keto dieta? Taip, aš buvau 1,5 mėnesio ant keto dietos, 6 savaitės. Ir aš tikrinau savo, reiškia, jeigu jūs nežinote, kai jūs esate ant keto dietos, jums reikia pastoviai tikrinti savo šlapimą, ar jūs vis dar ant keto dietos, ar jūs neiškritote, nes pastoviai kažką suvalgysi, tai medaus šaukštelį, tai dar kažko ir galvoju, gal aš jau nebe keto. Ir, tu turi tikrintis, turi žinoti. Tai aš laikiausi ir buvo kalėdos. Kaip neišgerti per kalėdas taurę vyną. Ok, galvoju, pabandysiu. Šiaip, kiek aš žinau, reiškia, taurė vyno ir tu out iš keto dietos. Bet reikia. Ok, išgėriau taurę vyną, pasitikrinau. Mano ketonų skaičius šlapime šoktelėjo. Netgi iki pavojingo skaičiaus, iki 8. Ta prasme, kad pas mane net cukraus mažai. Ta prasme, mano kūnas tiesiog persotintas ketonais. Tai net aš tokioj zonoj, kad, kaip ir minėjau, cukraus mažai, aš galiu gauti, reiškia, per mažai cukraus galima rimtų problemų gauti. Nors šiaip žmonės, kurie, reiškia, gerai perneša keto dietą, jie gali gyventi turėdami mažiau cukraus kraujyje. Bet čia atskira tema, bet kokiu atveju aš gavau patvirtinimą, kad aš gerdamas alkoholį, mano organizmas gamina ketonus. Ir aš tai tikrinau ir dar kartą. Aš geriu alkoholį, aš jaučiuosi puikiai ir mano organizmas gamina ketonus. Maža to, dabar buvo, sakykime, atostogos. Aš buvau 7 dienas Lanzarotėje. Viskas įskaičiuota, kaip negerti. Nuostabus gėrimai, natūralus brandis, ten ne pilsukas kaukolinės, 4 žvaigždučių viešbutis, Ballantine's viskiai buvo įskaičiuotas, J&B viskiai buvo įskaičiuotas, vietiniai neblogi gėrimai. Ok, tai visas 7 dienas aš gėriau. Aš neturėjau jokių problemų, visiškai jokių problemų. Aš rytais atsikeldavau sveikesnis, aš jaučiausi geriau, negu aš atsikelčiau paprastai, negėręs. Ką tai turėtų sakyti? Turbūt alkoholis naudojamas protingai nėra taip jau ir blogai. Galų gale, ar tai yra blogai, kad aš tapau atsparesnis alkoholiui? Ar aš tapau silpnesnis, ar aš sustiprėjau? Buvo toks, reiškia, filosofas Friedrichas Nietzsche ir jisai mėgdavo sakyti, kas jūsų nežudo, tas daro jūs stipresnius. Ir šie žodžiai yra auksiniai, nes, kaip ir minėjau kitoje laidoje, maistas, gėrimai, kurie sukelia mumise stresą, jie mums yra būtini ir jie mums yra labai sveiki. Mes gyvename dabar tokį gyvenimą, kai mūsų nebegaudo nei liūtai, nei tigrai, mūsų nebemedžioja, nešaudo ir mums reikia to streso, mums reikia mimikuoti tuos laikus, kai visa tai buvo. Nes kitaip jūs degraduojate, jūs norite būti stiprus, galingas, matote, mano kūnas iš tikrųjų nuostabiai atrodo, raumeningas, aš atrodo jaunatviškai. Nepaslaptis, buvau Lanzarotėje, žmonės tiesiog piktybiškai atsisakė patikėti kokio amžiaus, prašė atnešti pasą. Netgi vieni sakė, man 20 metų, bet buvo žmonių, kurie... Ir visi klausinėjo, koks mano amžius. Ne tai, kad aš bandau įpiršti, bet tiesiog visi klausė. Buvo žmonių, kurie galvojo, kad man 22 metai, 21, 22 metai. Ir kai aš pasakiau, kad man birželį bus 40, ta prasme, aš neskaitau save fenomenu. Aš žinau kodėl. Aš žinau, kodėl aš galiu padaryti jūs tokiu pat jaunatvišku, jūs tokiu pat sveiku, jūs tokiu pat energingu, bet jūs turite būti linkę pasitikėti manimi ir mano idėjomis. Nereikia tikėti aklai, viskas turi būti tikrinama. Bet jeigu netgi ir tikėsite aklai, jūs nepasieksite prastesnių rezultatų, kuriuos pasiekiau aš. Tik tais jeigu jūs galėsite dar pridėti kažko tai prie to, ką aš darau, gal kažką aš darau ne taip ir būtinai apie tai praneškite, jūs gal galite pasiekti netgi aukštesnių rezultatų. Tai va, reiškia, laidos pabaigai, ką aš galėčiau dar pasakyti laidos pabaigai, kad
nenustokite tobulėti, nenustokite gauti vis daugiau ir daugiau informacijos naudingos. Informacija keičia žmogų, informacija daro žmogų super galingą. Taip. Norite būti supermenas, keiskitės. Keiskite savo žinias. Nes kaip ir dar vienoje laidoje aš sakiau, jūs nesate pastovus, jūs esate kintamoji. Ir jeigu jūs nesikeičiate, jeigu jūs netobulėjate, jūs esate miręs. Jūs tiesiog esate miręs. Tobulybei ribų nėra. Ir negalvokite, kad jūs esate tobulas. Ne. Tobulėkite. Ir net jeigu jūs parašėte, kad aš kalbu ne taip, nėra nevėlu pasitaisyti. Žinai, Martynai, tu žinai, ką šneki. Aš žinau, ką šneku. Gerai, viso geriausio. Tiek šiai laidai.